Vos už 25 km nuo Vilniaus yra Arklėnų kaimas. Žmonės čia gyvena paprasti, tarsi viena darni šeima. Prie įvažiavimo mus pasitinka angelas, kuris vaizduojamas apverstas žemyn galva. Paklausus vietinių, kodėl taip, jis smagiai nusijuokia ir paaiškina, kad tokiu būdu jis arčiau žemės, o galiausiai ir jų. Arklėnų kaime, Noreikių sodyboje, 2009 metais vasario 16 dieną paprasčiausiai kieme gulėjęs akmuo tapo akmeniu atnešančių žmonėms laimę. Sodybos šeimininkai prašo neklausinėti, kaip jie tai supratė, ir pasakoja tokį padavimą. Senais laikais, kai gyveno sena šalis Sarmatija, žmonės gyveno darnoje ir buvo laimingi. Tada, kaip ir dabar, kiekvienas kūdikis gimdamo turėdamas omenyje vaikišką pasaulio supratimą. Jei mane stumia, aš sakiau, neisiu, vai vis tiek. Šis supratimas pririša vaiką prie suaugusių. Kai vaikas ko nors nežino, tikisi būti pamokytas. Kai išalksta, tikisi būti pamaitintas. O kai jaučiasi vienišas, tikisi užuojautos. To reikia, kad augtų ir vystytųsi visavertis žmogus. Ir tu ten eidavai, kuris reikaladavo užuojautos, sakysim, ar ne? Tu jį pajaus, bet ir praeisi iš karto. Jisai bus. Tu nieko nepraradai, tik tai, kad kai ta vaikiškas iškisam nebūdavo, tai tu paimi įkrenti ir ten prasideda. Vyrimai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šiuo atveju viskas, yra toks žodis tarptautinis, optimizuota. Tai reikia prieiti prie akmens ir paprašyti, akmenėlį, pasiimk mano vaikišką protą. Ir akies mirksniu tai atsitinka. Vieni beveik nieko nepatiria, kiti širdies plote stipresnį ar silpnesnį judėjimą jaučia, dar kiti virpėjimą galvoje ar kur kitur. Kiekvienam savaip šis vaikiškas pasaulio supratimas būna susigulėjęs.